Atvykome į tokį Kaspierį Verč, kažkaip taip vadinas, man atrodo. Keltas varo į tokį kalno viršūnę apie 15 minučių. Atvykimas iki šio kelto iš tikrųjų buvo žiauriai chaotiškas ir rizikingas. Grįžkime truputį atgal. Aš buvau užrezervavimus mums vietą pačiam pirmam keltui ryte. 8 valandą. Prisiminkit šį skaičių. Bet su šiuo keltu į Kasprovi Vierch yra toksai prikolas. Klientų parkingas yra 22 minučių atstumu iki pačio kelto. Ir tas parkingas yra įvertintas 3,7 žvaigždutėm. Ir atsiliepimuose rašo, kad ten basically dirba alkoholikai, kurie skemina žmonės ir ima tik grinaisiais. Tai mes tą rytą atsikėlėm. Oi, labas rytas, viskas, hebra, keliaujam. Po 6:46 mūsų ir varyti mūsų planas, jau atėjo man laiko įt, kad aš jau. Kai matot, biškį stresavau, bet nieko baisaus, pinigus reikia išsimti. Give me zlot, bro. What the fuck? Ir prie to parkingo atvykom apie 7:30. O prie kelto mes turim stovėti už 20 minučių, tiek kiek mums reikia nueiti šį kvailą atstumą. Tai kaip ir viskas buvo gerai, bet aš nusprendžiau nesiparkuoti tame parkinge. Aš nusprendžiau važiuoti su mašina tiesiog per šitą kelią, nes tam buvo normalus kelias, iki pat to kelto. Nes aš kažkur skaičiau, kad čia suremontavo kelius ir ten gal kažkoks parkingas yra, nežinau, taip nebuvo parašyta, bet aš gal taip galvojau. Tai nuvažiavomės prie to kelto per maždaug 5 minutės. Atvažiavus supratau, kad ta vieta skaitosi kaip nacionalinis parkas. Ir svečiams, turistams, klientams joks parkingas ten neegzistuoja. Tik kažkokiems darbuotojams. Bet ten buvo kažkokie hoteliai šalia, ten buvo labai daug laisvų vietų. Tai aš pasiparkau savo ramiai prie kažkokio hotelio ir mes jau tiesiog ėjom link to kelto. Nuėjom kokį 3 metrų nuo mašinos, jau tokia, radom parkingą, kaip smagu. Ir iš niekur iššoka žmogus. Hey, my friend, is this your BMW? Aš toks, hello, yes. Oh, no parking, no, police, no, this is National Park, 500 euro, my friend. Aš toks, tu sau sakau. Sorry, my friend, we are very late, it's 10 minutes with cable car. No, my friend, not possible, you move the car now. Aš tokioj neviltytų ir tos grinuosius, kurias išsitraukiau, iš tikrųjų tam parkingui išsitraukiu visus, ten gal nežinau, kem eurų. My friend, can we pay? Tai tuo momentu aš supratau, kad aš bandau duoti jiem kyšį. Ir jisai pasižiūrėjo tos pinigus ir no, my friend, no, this is national parking, it's not allowed, police. Aš toks galvoju, fuck. Mums prie kelto reikia stovėti už 15 minučių. Mes prie pat jo. Bet aš turiu mašiną kažkur patraukti. Tai man reikia nuvažiuoti 2 km atgal su mašina, pasiparkuoti ir tada nueiti tą 20 minučių iki kelto. O mums yra likę 15 minučių visam šitam planui. Tai aš stoviu ir sakau, Kamilė, tu lik čia. Aš važiuoju ir bėgsiu taip greit, kaip gyvenime nesubėgęs. Taip ir padariau. Kamilė liko ten prie kelto, sėdu į mašiną, važiuoju šitą atstumą atgal, visas strese ten speedin, nors 50 galima važiuoti pofik lekiam, kaip sakoma, reikia keltą spėti. Nu, aišku, proto ribose hebra, aš nieko nužudyti nenorėjau. Pasiparkuoju tą mašiną, viskas, pasiruošęs jau bėgti, išeidinėjau iš to parkingo ir žiūriu. Taksi stovi prie to parkingo. Aš toks, hello, can you drive to the cable car? Sako, yes, my friend, 30 zloty. Is anybody waiting for you there? Yeah, my girlfriend. I was about to run very fast. But now we will make it. Yeah, now without problem. No problems. Oh, that's amazing. Ir tas taksistas pasakė tokį fun fact. Jei ne šitas kvailas atstumas, kurį kiekvienam turistui reikia nueiti, kad nueiti iki to kelto, jisai šią dieną neturėtų darbo. Nes jisai kiekvieną dieną iš to parkingo visus su savo taksu vežioja ten ir ten. Ir ten. Have a good time. Thank you very much. You saved my ass. Koks šios istorijos moralas? Jei jau būsit naglas kaip aš, būkit pasiruošę suktis iš padėties. Luminor. Turbūt jau žinot, tai yra vienintelis bankas, kuris man sutiko duoti paskolą, kai prieš metus aš pirkau šį butą. Jų dėka gimė labai daug buto vlogų. Ir net statybų metu, kai aš vloginau tą procesą, jau padovanojo labai gražų šalmą. Tai kaip matot, būt Luminor klientų yra smagu. Dar nesu matęs jokio banko, kuris tokį pasiūlymą turėtų kaip Luminor. Kai tampi Luminor klientas, automatiškai atrakini didelis nuolaidas įvairiuose žinomose versluose, kaip Kaif Cafe, Kavytei, Sportlande rūbam, Bro, kad mašina švari būtų. Ir taip toliau. Iš tikrųjų, daugybė progų sutaupyti. Ir taip pat, jeigu jums dar nėra 21, jūs galite gauti nemokamą debeto kortelę ir banko sąskaitą be jokių mėnesinių mokesčių. Aš esu laimingas šio banko klientas. Ir jeigu tu norėtum tapti Luminor klientu, spausk nuorodą šio video aprašyme. Gali net viską iš savo namų padaryti ir gausi kortelę tiesiai į namus. Nu ką, labas rytas. Biški stresingas rytas. Biški, bet viskas normaliai. Atvykome į tokį Kaspierį Verč. Yeah. Pirmyn atgal 50 eurų už 2 žmonės. Kadangi kilom su pačiu pirmu keltu ryte, viskas dar buvo labai žrasoja. Biški blūras, ne, Kamilė? Iš tikrųjų mes net nežinojome, viršūnėje kažką gražaus matysim, nes buvo labai debesuota. Bet mums pavyko pakilti virš debesų. Kas
Kas įdomiausia, kad kiek aš besakyčiau, kad čia yra labai gražu, vienintelis būdas, kaip jūs iš tikrųjų tą suprastumėte, tai jį pamatytumėte į savo akim. Bet kažkas magiško su tais kalnais tikrai yra. Aš nežinau, mano dvasia pasikrauna, aš jaučiuosi labai gerai, toks gyvas. Kaip mus apveipino kalnas. Čia taip tylu, jo papa. Kaip gerai, kaip gera galvai. Mano nuojauta man sakė, man reikia išsirengti. Kažkoks benamis atėjo kalną. Eilinį kartą, hebra, atsikelti anksčiau ir visus žmonius aplenkė, visą šarvulį. Oi, kaip gerai, kad aplenkė. Paukoji miegą, bet už tai gauni va tą vaizdą. Viskas turi savo kainą, ne, Kamilė? Aš 4K rezoliuciją nufilmau, kaip aš nukrentu. Kas per Slippery Rocks? Po pusantros valandos nusileidė į apačią, pasiėmėm 2 hot dog and 1 tada zupa. Ta zupa, kaip jau supratot, sriuba, biški karšta buvo. Ir mūsų 2 hot dogai. Ir va, po tokio ryto Zakopaniai nusprendėme judėti pro Slovakiją į Budapeštą. Kaip Kamilė kelias, kaip vairavimas? Kol Kamilė vairavo, aš ieškojau mums bookingo, kur mes miegosime. Kamilė, mums reikia baseino ar nereikia? Negirdžiu atsakymo, ne, supratau. Reikia baseino? Nu tai pasiėmėm kažkokius luxury downtown apartments, kurie turėjo baseiną, bet jų švarumas buvo labai įdomiai vertintas. Bet jie buvo pačiam mieste. Dėl pasiėmėm juos, o ką netoj pamatysim. Yeah, go Kamilė, go! Žiūrėkit, hebra. Va baravykais parduoda šilą. Iš Zakopanės varant į Budapeštą tikrai buvo daug tokių, nežinau, benamių pardavinėjantų baravykų. Aš čipsiukus valgom. Net neskanus iš tikrųjų. Turbūt ir čipsai prisidėjo, bet Slovakijos keliai į Budapeštą Truputėlį sustojom. Pykino tie keliai čia. Tokie. Virš ją pasižiūrėjau. Nepatinka, man atrakcionai irgi nepatinka, kur taip, už galvą tą, va taip. Ir viskas, pykino mane. Oi, dar važiuoju 3 valandas, nu nieko, kaip sakome. Iš Zakopanės į Budapeštą 5 valandas 30. Ir žinokit, tiek jau ir pakanka, ilgiau nesinori važiuoti. Crazy views, hebra. Jau kartukas kaip gerai. Vairuojant, kai nustojau žiūrėti laiką, turbūt laikas greičiausiai ir pradėjo eiti, nes jau buvom netoli. Liko 40 minučių. Mes nieko nevalgėm normalio pastarąsias 5 valandas. Valgėsim sausainius ir piragą. Man rašo, kad aš turiu įsimegoti 10 valandų, nes aš nepamiegu. Čia toks device'as, kur sako, nereklama čia kiek. Bet man reikia mėgoti, va čia tokia išvada. Kamilė labai daug vairuoja šią kelionę, nieko savo. O jau žinau, kad bloga tiek važiuoti, ne Kamilė, bloga jau. Nu ką, welcome to Budapest. 7 minutės iki mūsų hotelio. Va čia dabar. Čia, žinokit, hebra parkingo deficitas. Žiauriai mažai vietų yra. Ir va, mūsų parkingas turbūt dabar čia bus kažkuris undergroundas. Sėkmingai viską suradom ir pasiparkavom. Kas Budapešte nelabai jauku. YouTuberis. Kokio še aš pasakiau YouTuberis? Ok, dabar hebra paaiškinsiu jums mūsų inside joke. Kažkada mane prieš metus pakvietė į LRT laidą kalbėti apie patyčias. Ir mane pristatė mūsų studijoje YouTuberis, galima taip sakyti. YouTube turinio kūrėjas Martas Stankevičius. Labas rytas, Martas. Labas rytas. Ne YouTuberį, bet kaip YouTuberį. Ir mums su Kamilė pasirodė tai juokinga, tai mes visur mane vadinam YouTuberis Martas Stankevičius. Galima eiti džymą į 10 iki 10 valandų. Ir baseiną galima eiti, ne? Tai turbūt mes šiandien čiurškimės ir ilsėsimės, nes mes po tų visų dienų tokia neišsimiegoję. Kaip ligoninės laivas čia? Kas čia per Karoliniškių poliklinika, bro? Kabinetą ieškom. Palatą. Va, 207? Nu, įdomi, dabar vertinsime čia. Bet kaip, dieve, kaip nejaukiai. Mes tokie jaukumo žmonės esame, vertinam jaukumą ir čia labai balta šviesa kaip laboratorija. Nu, Kamilė, this apartment better be worth it. Kiek. 2 naktis, 170 eurų. Tikrai čia šviesa jungta, ne? Išoriai. Oh my god. Oh my god. Palaka? Ai, mes turim... Aš nežinau, kad čia bus double sable. Nu, svarbiausia, kažkoks paveikslas yra, va čia. Kitchen check, žodžiu. Nu jo, nu gerai. Po tokio ilgo važiavimo norėjom ramiai pavalgyti, užsisakėm sriubytės ir vieną picutę pasidalinti. Pats sveikiausias maistas pasaulyje. Grįžom į savo hotelį. Oi, biškė, paškiau telefoną.